Sveikinu su pergalė, tik porą komentarų per rungtynę. Šiaip žiauriai gera pergalė, labai reikalinga, nes jeigu kas čia stebi tą lentutę mūsų, tai tiek čia 4 pralaimėjimus, 1 tik pergalę turėjom, tai jau sakėm, kad šitose varžybose spręsis, ar dugne būsim, ar dar gal pakilsim kažkur aukščiau. Tai va, tai ačiū Dievui laimėjom, nes pastaruoju metu sunkiai renkamės į varžybas, tai traumas, tai dar kas nors, šalta, gal kam neužsideda mašiną. Šiaip, tai va, tai visi žiauriai šaunuoliai, gerai sulošėm. Šiaip turėjo galas ten lengvesnis būt, bet prasileidom porą tritaškių tokių netikėtų. Tai kiek susikomplikavom visas tas paskutinės minutės, bet viskas tvarkoj, baigėsi laimingai. Dėjimų užbaigėm, tai iš vis labai gerai, kas labai reta šitose lygose. Pastaruoju metu, bent jau pastarasis kelias rungtynės pralošėt labai apmaudžiai, keliais taškais ir kaip komanda nepalūžusi? Ne, tiesiog, sakau, susirenkam kokie 8, aš kaip treneris toks mažai žaidžiantis, tik tai ten porą 3 minutės. Tai pirmą pusę varžybų paprastai sulošim, viskas tvarkoj būna, taškas į tašką, antroje pusėje tiesiog pritrūksta jėgų. Varžovai mato, kad mūsų mažai aktyviai žaidžia ir išvarginam. Svarbu, tokių pražangų prisirenkam, kažkuriuose čia varžybose iš vis 2 traumas atsarginių ir iš vis 5 žaidėm, tai žiauriai sunku. Tai ko tikitės po antrojo etapo? Po antrojo etapo patekti į 3 etapą ir sėkmingai ten sudalyvauti, o kaip bus, tai nežinau. Esam dar tik tai 2 metai kaip komanda, tai dar šlifuojamės, treniruočių neturim visai, tai kažkaip tai, nežinau, dar ir kur labai tam. Tai va. Gerai, dėkui. Dėkui.